paprasto žmogaus akim, tas poligonas, prašau, ne poligonas, tas kelias kariuomenės technikos poreikių nepatenkins. Dabar tą kelią darant, vežamai, daugiausiai eina skaldos, viskas, Bisiniai kalnai privežti. Visas kelias nuo Veisiejų iki Kapčiamiesčio, kelio šonai yra nulaužyti jau. Paprasčiausias neūkiškumas. Ačiū. Čia viena populiariausių įmonių dabar Lietuvoje, apie kurios egzistavimą net nežinau. Okay. Jokiais atmetusio gal tą akcentą, aš nežinau, bet yra ekspertizė kartais tokių žmonių, kur gal ir verta pasiklausyti, arba bent jau, gal jis nieko naujo nepasakė ir panašiai, bet būna profesionalų gal kokių, ar toj srity dirbančių gal žmonių ekspertizė, kur jie gali kartais duoti, kur niekas gyvenime neduos. Tam geriausias pavyzdys tarp gamerių. Aš galiu jums gameriai papasakoti labai seną istoriją, kai League of Legends pradėjo populiarėti ir atsirado pirmieji streameriai tada, ten Reginaldas, Hotshot GG, amerikiečiai, ir gal prisimena dar iki dabar, Hotshotas buvo žinomas už savo Nidalee žaidimą. Ir jis taip gerai žaidė Nidalee, jis tik One Trick Pony iš esmės buvo ten pradžioje, kur jis taip gerai ją žaidė. Tu žinai visus niuansus su to personažu. Ir jį tada žiūrėdavo ir tiesiog bet kas kitas gali kopijuoti, tą patį žaisti ir nežino tų mažų niuansų. Ten aš panašiai žinojau apie Soną, iš tikrųjų savo Soną, Soraką, tas, kur aš labai daug žaidžiau paskui. Aš labai panašiai žinojau ten, kur sakydavo, kad ten Blitzcrankas counteris Sonai. Ne, jeigu pasirinksi backint anksčiau, negu reguliarių laikų, pavyzdžiui, 3 minutę, ten, tarkim, žaidimo, ir nusipirksi batus ir palevelinsi gan anksti, tai yra speedo. Pasirodo nebėra counteris blitzas. Niekas to nežinojo. Nes tu turi 1000 žaidimų pražaisti ir rasti ir sužinoti, tu turi būti. Tai iš tos minties, kad jokiam gide, netgi tie, kur gidus rašo, žinai, žmonės, jie nežino to. Kas žino tik tie, kurie patys 1000 valandų įdeda į tą dalyką, žinai. Tai dabar aš nežinau, ar tas žmogus 1000 valandų įdėjo, bet kartais būna, atrodo net instinktyviai iš akies tau pasako, o šitas cemento sluoksnis per aukštas, jis ten subirės, nes tu 100 kartų matei tą pačią problemą, kur gal nelabai daro taip, ar giduose kur nors yra parašyta, ir kartais tie žmonės iš tikro turi kažkokios labai specifinės įžvalgos, kur tik tais tikras tas tos srities tipo darbuotojas gali pasakyti. Taip, aš nežinau, ar jis čia pasakė gerą ar ne, bet aš norėčiau atsakymą sužinoti, ar čia tikrai ar ne, nes šituo atveju tai gali būti, kad, žinai, įmonė, kuri ten kelius tiesia, galbūt nori staupyti ar dar kažką ir padaro tą, kur tą haltūrą darbuotojas labai lengvai pamatys, nes jis 1000 kartų jau matė ir dirbo 10 000 valandų tame. Taip, žodžiu, čia kaip visą laiką geiminimo analogijos.